Sveiki atvykę į mano naują video vlogą. Šiandien yra varžybų diena. Aš tik atsikėliau, skaitau knygą ir galvoju, praleiskim šiandieną kartu, parodysiu, kaip atrodo mano diena, kai man startas yra tik 8 val. Vakaro. Parodysiu, ką veikiu. Neveiksiu kažko labai daug, bet noriu praleisti dieną šiandien su jumis, tai tą ir padarysim. Dabar yra beveik 9 val. Leidau savo ilgiau pamiegoti šiandien, tai labai ramus mano rytas, gal visai nieko. Turbūt jums ir įdomu, ką aš valgau varžybų dieną, tai žinokit, vėl labai nenustebinsiu, bet galiu parodyti. O pusryčiam valgysiu košę, kur rodžiau su kiaušinių baltymais, biškį jogurto, bananų ir migdolų sviesto. Nes pusryčiai tai kas skamba gerai, o dabar man skamba gerai visai tokia košė, tai... Nu, žinokit, šitą košytę niekada nenuvilia. Tikrai pabandykit, žiūri skanu. Kadangi turiu tokį ramų rytą, tai galvoju, gal visai faina būtų nueiti kažkur kavos pasimti, nes turiu Naiko siuntinius, kuriuos noriu grąžinti, tai reikia iki Naiko nuvaryti. Ir galvoju, visai faina būtų gal kavos pasimti kažkur. Galiu namuose pasidaryti, bet galima ir pasilepinti šiandien kažkur. Nežinau kaip jums, bet man krautis daiktus yra pats sunkiausias dalykas. Ir man patinka, kai aš seku Ievas Van ir jinai tą daiktų krovimąsi padaro tokį linksmą, fainą dalyką, o aš jaučiuosi tokia anxious, tokia, atrodo, nežinau ką krautis, kiek dienų krautis, nes vis tiek 14 dienų rūbų tai nesuskrausi, kaip įsiskart reikės žodžių, žinokit, kažkos man tai košmaras. Po to visada kažkur nuskrendu ir man vis kažko trūksta. Arba aš persikraunu, bet niekada dar nebuvo jaučiu taip, kad būčiau kažkada gerai susikrovus, tai norėčiau, kad ir man būtų taip lengva kaip Ievai Van, žinokit. Bet čia gal dėl to, kad man sporto rūbus reikia krautis. Bet žiauriai smagu, kad Japonijoje ir Kinijoje labai šilta, tai nereikia krautis jokių megztinių nieko, tai tikrai nemažai vietos yra lagaminė, nors ir susikroviau tikrai daug sportinukų ir šortų, tai visai nieko. Šiaip būtų visai smagu padaryti, ką aš deduosi į Japoniją ir Kiniją iš rūbų, sportinukų ir panašiai, bet žinokit, jau man tai buvo ir taip sunku, tai net neįsivaizduoju, jeigu reikėtų vlogint. Būčiau išprotėjus. Šiandien į košę įsidėjau uogienės vietoj medaus, tai žinokit, žiauriai skanu. Pabandykit įsidėti uogienės, labai patiko. Ir žinau, kad Maksimoj tikrai yra uogienių iš vaisių, kad nebūtų tam vien tik pridėtinis cukrus, tai galit rasti visai neblogų sveikesnių alternatyvų, bet labai tinka uogienė čia. Dar kažkodėl gaunu klausimų apie kaip susirinkti užtektinai kalorijų, kai neišeina sportuojant ir panašiai, tai žinokit, įsidėkit porą šaukštų riešutų migdolų sviesto ir turite tikrai labai nemažai kalorijų ir patikėkit manim, jūs gausit tas reikalingas kalorijas. Tikrai nėra taip sunku. Tai tokie paprasti dalykai jums gali duoti tikrai nemažai kalorijų. Easy. Žiauriai skanu. Tai va, gal, nežinau, ar lėksim kavos ar ne. Bandau galvot. Galvo visai fainai būtų. Lėkim kavytės, nes dabar jaučiuos kaip vaiduoklis. Probably. It's a video. Hi vlog. Not English. I haven't had coffee yet, so... Speak in your native tongue. No, this is the part for my American friends. That's how we're gonna start the vlog. American friend. Hola. Ooh. Did you get a good shot? Yeah, this is a really good shot. Oh, looks so good. How do you know I haven't had it yet? Kaip matėt, buvau kavos, grįžau, susirašiau, eisiu dabar prasibėgti pro mankštos bėgimą 10-15 minučių. Buvau kavos su Baubau ir jisai dirba pats su kamera ir yra fotografas. Ir jisai sako, pas tave nustatyta, kad tamsumas didesnis. O aš filmuoju ir galvoju, kodėl ta kokybė, kodėl taip tamsu. Tai jis man pakeitė iškart geriau. Bet žodžiu, tai einu prasbėgti 10 minučių, pramankštą, dabar yra po pirmos biškį, aš bėgu 8, tai jo, einu lengvai prasbėgti. Grįšiu ir tada pasidarysim pietus. Nauja para Vamero 18. Cute.
Kaip jų mano pietus. Žodžiu, duonos liko tik galiukai, tai pasidariau 3 riekeles, nes jos mažas, bet vieną su avokadu, kiaušiniu, kitą su grūdėta varške ir kiaušiniu, ir tada su kreminiu sūriu ir kumpiu. Tai žinokit, tiesiog duona ir proteinas kažkoks ir biški riebalų. Valgau visiškai kaip visada, kas man tinka. Įlindau kojines 15 minučių. Dabar pasėdėsiu, paredaguosiu šitą vlogą ir eisiu numigt biškį, nes jau taip pavargus jaučiu, dabar gal 2:30 yra, tai pats laikas panepint biškį bus. Tai va, 30 minučių nepas užskaitytas. Oi, lėksiu ruoštis neužilgo. Dabar yra po 4:20, dar pavalgysim paskutinį kartą. Galvoju, ar košytis, ar duonos su migdolų sviestu, uogiene ir bananu. Kažką tokio. Tai daug anglių šiandien. Ir tada tik tai liks baikarbas 2 valandas prieš startą. Nepą užskaitau žodžiu. Gerai, lėksim ruoštis. Recap of the race, Gabija. Sezonas atidarytas 2:02. Jausmas 60, nesijautėm labai gerai. Bet treniruotės sunkios, čia tik taip tarpinė stotelė. Dabar fokusuojamės Kinijai. Okay. Tai tiek. I think you just started recording. Oh yeah, it started. Yo, you know what it is? The vlog. Welcome to the vlog. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci à vous? Ah, ça va bien. Yeah, what she said. I don't know if any of that filmed. Labas rytas, šiandien yra šeštadienis, aš su kavos puodeliu lėkiu į ilgą krosą, vakar nespėjau kaip ir užbaigti vlogo, bet varžybos sekės neblogai, šiaip 2:02 bėgau viena, nebuvo visai konkurencijos, bet mes toliau dirbam, tai čia tokia kaip tarpinė stotelė, tikrai neplanau bėgti kažkokio
labai stipraus rezultato, kaip ir žinot, man ta savaitė buvo tokia sunkesnė su alergijom ir panašiai, tai viskas okei, dabar koncentruosimės į Kiniją. Smagu, kad pavyko gauti 800 varžybinio tempo tokia kaip treniruotė, nes nedariau nei vienos dar specifinės 800 treniruotės, tai tikrai gaus, kad bėgau greičiau nei ką per treniruotės. Tai jo, kaip visą, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat su manim ir susitiksim kitam video. Čiau!